Ar bučinys su kitu žmogumi tau yra neištikimybė? 100%. Visiškai ne. 100%. Nu kas ten pasibučiuoti? Eik, tu pabandyk tik tai. Dar žiūrėjau, priklauso koks vien bučinys. mintis apie tai jau yra Tai jeigu- neištikimybė. Ne. Sveiki atvykę į mūsų podcastą. Sveiki, bus įdomus labai susitikimas. Šiandien turim korteles ir mes su Mindaugu pažaisim žaidimą. Nuotaikos, kiek suprantu, jau pas visus šventinės ir mes norėjom, tokio truputėlį šventinio vaibo. Ir viena mano draugė, kuri žaidė su savo vyru šitas korteles, sako, žinok, tiek aš apie jį sužinojau, mačiau, kaip jisai ten vartėsi, kaip jam buvo nepatogu. Prakaitavo, raudonavo, tai bus įdomu. Aš norėsiu pažiūrėti, ar yra kažkas, ko aš dar nežinau apie Mindaugą. Tai va, bet dabar mes nusprendėm truputėlį pakeisti podcast'o formatą ir skirti kelias minutės tiesiog gyvenimo update'ui. Kas sekasi, kas nesiseka, kas sunku, kas lengva, ne? Tokį gal trumpą update'ą. Pakalbėsim apie sveikatą. Sveikatos problemas, visokias pasiskūsim. Mindaugas man sako, pirmą tu pasakysi, kas tau blogai, paskui aš pasakysiu, kas man blogai. Tai sakau, ne, jau bėdų turgaus nedarysim. Tiesiog pasidalinsim savo aktualium. Mindaugas vakar buvo pas gydytoją. Jam tiesiog kartais skauda nugarą. Jo, turiu problemą su nugara. Mane tiesiog susuka ir aš ją visada jaučiu, man maudžia patinę dalį. Tiesiog aš ją visada jaučiu. Man sunku kartais ką nors daryti. Tai aš buvau vakar pagaliau pas vieną gydytoją, kurio laukiau, nežinau, mėnesį laikas, ten labai užimtas Kaune. Tai tau nelabai patiko, ką man pasakė? Ne, man visai patiko, bet žinot, mes taip abudu laukiam, kada jisai išeis ir tada jisai man paskambina ir sako, man reikia daugiau ilsėtis. Tai aš paskui, girdėjau kažką ten, bet, žinot, kai vyras pasako, kad jam reikia daugiau poilsio, tai aš iš tikrųjų matau, kaip ant manęs pradeda kristi. Aš taip neakcentavau to poilsio, bet... Pervargimas. Buvo tokie žodžiai vartojami kaip pervargimas, adrenalininė kūno būsena. Tai vienu žodžiu, man uždraudė gert kavą. Prieš jūs vyras, kuris geria 5 puodelius kavos. Sako, kava tave kaip ant tuščio bako bandai spaust gazą, tai kavos visiškai 0 mėnesį laiko. Tai aš taip man iš karto ašaras pradėjo birėti, sakau, ne. Sako, arba kava, arba tavo nugara. Kažkaip jis tą žodį pavartojo, kai aš supratau, kad ir negersiu dabar. O paskui reikia papildus, prirašę papildų. Daug iš tikrųjų labai gerų patarimų, jeigu taip apibendrinant, bet 3 tokie pagrindiniai, kad papildai. Kad kūną reikia pirmą atstatyti, paskui bus galima tvarkyti tą problemą per pratimus, bet pirmą atstatyti, tai jokios kavos ir papildai, tai kaip ir toks manau. Poilsis. Pakankamai vertinga. Tai va, tai tokios mūsų aktualijos. Dabar ilsėsios. Įsivaizduokit, dabar mes išvažiuojame į kelionę ir aš turėsiu vyrą, kuris nuo 5 puodelių kavos pereina ant 0. Ir tada dar turiu vyrą, kuris nori daugiau ilsėtis, nes jaučiasi pervargęs. Ypatingai dabar, kai mes turim tokį super karštą sezoną, turim juodąjį penktadienį, turim nuolaidas, turim kalėdinius pasiūlymus. Žodžiu, mūsų e-shopas, tai taip non-stop kiekvieną minutę, ar ne, kažkas patikė užsakymą. Tai jeigu žiūrit sekmadienį... Jeigu sekmadienį dar žiūrit ir nueikit į letsler.lt ir jeigu matysit akcijas, tai griebkit. Pasinaudokit galimybę, nes šiais metais tai tikrai, nežinau, iššluoja viską merginos. Gerai, tai ar tu dar nori kažką pasakyti apie savo sveikatą? Aš noriu sužinoti apie tavo problemas. Kodėl mes apie mane kalbame? Apie mano problemas pakalbėsim kitam podcast'e. Ir šiandien ar tu pasiruošęs žaidimam? Ne, nepasiruošęs. O bus galima atsisakyti, pavyzdžiui, už kažkokią sumą. 10 eurų. Gerai. Nenori, sakai 10 eurų. Gal ir gerai. Jeigu tu atsisakai klausimą, tai tu man duodi 10 eurų. Jo, ir aš to pervesiu. O tai kiek tu atsinešiai? Tu pervesiu. Pervesiu, tai man. Gerai, pervesiu. Taip, žiūrėk, pasidalinam tiesiog. Sakai, pasidalinam? Pasidalinam, pasižiūrėsiu. Gerai, ar tu pasirengęs pirmas? Tai tiesiog nuo viršaus. Bet negalima vartytis. Klausimai turi būti greiti ir aiškus. Greiti ir aiškus. Ką jau pamatysim, tą pamatysim. Gerai. Ką tu norėtum nuveikti per artimiausius metus kartu? Koks lengvas klausimas. Į Ameriką nuskristi.
jisai nori keliauti per Ameriką. Mes iš tikrųjų svarstom, gal mes visi keliausim per Ameriką. Mėnesį laiko. Mėnesį laiko. Norėčiau, jau. Gerai, tu klausk. Kokia vieta mūsų mieste tau labiausiai primena mane? Visas kavinės, kai einu pro grynus ypatingai, jisai labai mėgsta sėdėti grynę, tai einu pro gryną ir tai galvoju. Toks. Nu gerai. Grynas. Gerai. Ką tu laikai savo sėkmingiausių gyvenimo momentų? Tavęs atradimo. Yes! Galvau, sakysi, verslų pirkimą. Yra teisingas atsakymas ir yra teisingas. Palauk, o tai koks būtų tada kitas? Nu, sakyčiau, antras Kamila, trečias Leclerc įsigijimas. Gerai. Nu, šauktų, pažiūrėsim, ar bus karštų klausimų. O, koks ilgas. Ar yra kokiu nors vidinių juokelių ar bendrų mūsų akimirkų, kurios tavo labai brangios? Papasakok jų istoriją. Brangios, vienu žodžiu, istorijos. 10 eurų? Ne, aš galėčiau pasakyti, kad tau nepatiks atsakymas. Nu. Mindaugo jokai, žinokit, man niekaip neįsilaiko, kaip brangus. Čia bendrų akimirkų tada, nes čia taip sumaišyta. Bendrų akimirkų, kurios tau brangios. Tokių akimirkų tai yra labai daug. Kitaip aš tai šito vyrų nebūčiau. Ne, dabar kažkaip man kelionės labai gal su tavimi įsimena. Pati pradžia santykių, žinot, jisai būdavo... Mes ten turėdom tokius pasimatymus ir aš atsimenu vieną tokį, užsidegėm židinuką, jisai mane susuko į kaldrą, mes ten sėdim prie lango, atsninga, tai tokių aš turiu. Tu turi ant parodos kalno, jo, aš atsimenu šitą. Šitas mano irgi buvo the moment, aš, pavyzdžiui, mes einam su Rūta ir buvo ruda ir taip krenta lapai, sakau, žiūrėk, čia tas momentas. Ir kažkaip tie įsimena ir su to sniegu irgi taip. Atsimenu, tokios langinės buvo, ne? Tokios medinės. Kartais būna, kad va, čia kaip iš filmo koks momentas. Jo, ir tada tu taip supranti, kad tu esi momente. Įvardink vertingiausią pamoką išmoktą mūsų santykių metu. Greitai. Jo. Žinai koks vertingiausias? Aš dabar vartausi, galvoju, ką sakyt. Gali tą 10 eurų, nežiūrėk, kiek kartelių aš nieko neuždarau. Ne, vertingiausia pamoka iš esmės yra apie moteris bendrai, po mūsų atvirų pokalbių, apie moteris bendrai ir nuo seksualinių iki emocinių, tai man buvo mind-blowing, bet jie tokie, mes kartais turim tokius tikrus pokalbius, tai man tokių būna, kaip sakyt, daug su tokiu, jūs taip, toks, wow. Dabar gal mes tų pokalbių turim mažiau, bet anksčiau mes kažkaip gana dažnai pakalbėdom apie tai, pavyzdžiui, kas patinka iš tikrųjų moterim, kas ne, tai Mindaugui visada būdavo tokios, nenoriu sakyti išpūstas akis, bet jis sakydavo, tai kodėl tada moteris meluoja, kodėl jie sako taip, iš tikrųjų mes daug meluojam. Ir ką daryti? Daug tokių man buvo, ir nesileisim, bet tokių. O paskui konfliktinės situacijas mane irgi daug ką išmokė, kad, apie tas emocijas, apie tą visą, ką mes buvom ir podcastą padarę. Tai. Ar norėtum su manimi kartu nueiti į nudistų pliažą ir kodėl? 10 eurų? Ne. Žinokit, mes vieną kartą su juo esam buvę Brazilijoje nudistų pliaže ir man labai nepatiko. Aš taip atvirai pasakysiu, man kažkaip nepatinka, aš nesijaučiu nei laisva, nei kažkaip, nežinau, tau patinka nudistų pliažai? Ne. Kažkas apie tai man kažkaip ne. Gerai, pasirengęs? Gerai, kiek buvusi tu turėjai anksčiau? Mes skaičiavom. Aš iš tikro net... Meluoji, nėra tokio klausimo. Vis tiek atsakyk, tu dabar nepatikrink. Kelintą aš tau, Mindaugai? 10 eurų. Suprantat, aš iš tikro neturėjau daug moterų, tai... Gerai, dedam prie bendro. Aš noriu pažiūrėti, koks tikras. Tu nežiūrėsi man, prašau. Kiek tu turėjai? Prieš mane. Aš tai turėjau. Tokių rimtų santykių. Aš jeigu labai taip rimtai, kokius rimtus santykius, tai turėjau gal, 3 tokius. Tai aš tau neskaitant santuokos. Gerai, negazdinam žmonių, toliau, klaus. Kokie išgyvenimai labiausiai sustiprino mūsų santykius, kaip tu galvoji? O, Jėzus. Aš tai sakyčiau Kamila.
Vaiko gimimas, verslo kūrimas labai sustiprino. Nežinau, dabar turėjom Mindaugo tėvelio išėjimą, tai toks irgi Nu, jo, tokios kažkaip situacijos. labiausiai sukrečiantis, ne? Nu, bandyk. Tai va, gerai, toliau. Kokia mūsų bendrų pažįstamų ar žinomų žmonių pora tau yra sektina santykių pavyzdys? Šiaip sakyčiau, kiek aš žiūriu bendrai, tai niekas neužkimba man taip, kad būtų, kaip norėčiau tokių santykių, nes mano galvoj pas mus santykiai yra pats gražiausias. Man irgi, žinokit, taip atrodo kažkaip, nes aš labai norėčiau turėti ten ar daugiau moterų, ar daugiau porų, kurios man įdomu stebėti ir iš kurių galiu kažką labai mokytis, bet kažkaip nelabai. Lietuvoje ne. Gal užsienį kažkur, bet ir tai. Skaityk. Ką norėtum dar kartą patirti iš naujo? Nežinau, nieko turbūt. Man tai nėra taip, kad aš kažko gailiuosi, noriu grįžti praeitį, aš noriu dar kažko naujo ir dar kažko naujo. Ką veiktum gyvenime, jei būtum finansiškai nepriklausomas? Aš veikčiau tą, ką dabar veikiu. Bet kas yra finansiškai nepriklausomas? Nežinau, kai užtenka pinigų. O ką tu darytum? Aš irgi turbūt daryčiau tą patį. Aš kažkaip nejaučiu finansinio suvaržymo. Mes su Mindaugu kaip tik tokiam gyvenimo etape, kai stengiamės neprigalvoti kažko papildomą, darom tas, kas mus džiugina. Ir viskam užtenka šią idėją. O, ar kažkada norėjai pertraukos santykiuose? Labai noriu sužinoti. Ir kodėl? Tai tu atsakyk, ar aš noriu pertraukos santykiuose? Noriu. Norėjai. Tu kai būni emocinė ir mes susipykstam, tu visada nori pertraukos. Aš nenoriu pertraukos. Jis nenori pertraukos. O aš jau nustojau atsiprašinėti už tai, kokia aš esu ir aš noriu pertraukos. Ir jos niekad negauna, nes aš nenoriu ir tada aš vis tiek velkuosi iš paskos ir mes kalbam, ten kažką darom, pykstamės, aiškinamės ir išsivartom. Tai dėka manęs mes nedarom pertraukų. Man kartais būna, kad aš taip labai išsenku ir paskui dar prasideda koks konfliktų periodas ir aš tada blogai jaučiuosi, blogai virškina ir aš tada Mindaugui sakau, žinai ką, aš noriu pasižiūrėti, kaip aš jaučiuosi, jeigu būtumėm nesantykiuose. Bet šitas būna tik pačiais blogiausiais mūsų. O aš sakau, Paskui po 3 dienų apsikabinu, oi, kaip gerai, kad neišsiskyrė. Aš žinau, kada ateis tas momentas. Gerai. Ką tu turi man nupirkęs kalėdom? O, jotas, apie kalėdinės darysim kitą podcastą, bet nieko. Mindaugas pakankamai naivus. Jam gali uždavinėti kokius nori klausimus. Ir jisai, žinot, kaip aš tai, pavyzdžiui, iš karto suprasčiau, kad tokio klausimo nėra. Gerai, kaip manai, kas efektyviausiai kovoja su rutina santykiuose? 10 eurų. Viskas. Ką, žinau, ne aš, ne tu, mes kažkaip kartu. Plius, kas blogai su ta rutina, nėra tos rutinos pas mus, mesgi prigalvojam visokių bairių. O, ar bučinys su kitu žmogumi tau yra neištikimybė? 100%. Visiškai ne. 100%. Kas ten pasibučiuoti? Eik, tu pabandyk tik tai. Dar žiūrėjau, priklauso koks vien bučinys. Mintis apie tai jau yra neištikimybė. Ne. Vien mintis, širdelė, uždėjimas Instagram'e, kitų moterų laikinti. Mintis apie kitas moteris, viskas yra neištikimybė. Gerai, kita. Tu. Gerai. Ką tu labiausiai vertini mūsų santykiuose? tą artumą, kurį mes turim ir tą bendrumą. O aš kritiką to vertinu. Aš nekritikuoju tavęs. Tikrai dabar tai tikrai nemažai bandėmintų. Tai va. Nė karto nepasakiau jokio į tavo pusę. Šiandien važiuojam, aš bandau jam papasakoti apie tą. Baigiam, kalbam tik apie podcastus, tik apie podcastus. Taip, pasiruošti reikia, kad mums apsitart, ką kalbėti. Čia toks plaukiojimas dabar. Taip. Aš tau ar tu man? Aš tau skaitau. Ar yra kokių nors pasikartojančių konfliktų, į kuriuos turėtume atkreipti dėmesį? O, šitą kokią platę temą. Tai visi konfliktai praktiškai būna pasikartojantis. Absoliučiai. Jeigu taip privestum, tai ant to pačio. Konfliktuose mūsų gal pati dabar tokia aktualiausia tema yra kažkaip kaip nepervargti. Dabar yra labai svarbu žiūrėti viens kito tokius mūdus, kad nebūtų, kad jau per vėlu ir tada prasideda tas taškymasis. Tai šita tema man super svarbi. Ir aš kai tik tai pamatau, kad pavyzdžiui per daug persidirbau tą dieną arba tiesiog, kad nepainu ir man kyla tas pyktis, aš labai stengiuosi prakvepuoti ir nesiraut ant tavęs.
Taip, o aš nekreipiu dėmesio. Labai tikiuosi iš tavęs kažkokiu aplodismentu iš tavęs. Jei priaugčiau 20 kg, ar liktum su manim? Sakyčiau, likčiau, nes aš esu buvus santykiuose su vyrais, kurie turi viršsvorį. Ir manęs tas kažkaip, niekaip neerzina. Čia, man atrodo, pats bendras toksai apsileidimo, sakykime, klausimas. Tai, ar ten truputį, kaip sakyt, ar likt, tai liktum, čia, žinai, tokia maža problema, bet ar kažkaip tą, nukreipti truputį. Tai, o tu būtum su manimi, jeigu 20 kg? O tu tau 20, tai gerai. Taigi tu buvai su Kamila plus, ne, kažkiek. Gražiai atrodžiau, man irgi atrodo. Man kažkaip vyrui atrodo, kad viršsvoris, netrukdo mano supratimu. Aišku, žinok, ten jau įsimeta kiti dalykai, ir jisai tada sveikas, kodėl jisai turi viršsvorį. Kodėl nejuda, čia visas gyvenimo būdo klausimas būna. Čia nėra tas 20 kg kaip 20 kg, tai ar liktum jo, bet yra kitos problemos. Ne? Gerai, paskutiniai klausimai pasirinkęs. Ką pasirinktum, ar mirti pirmas, ar tapti našliu? Šita mūsų labai jautri tema. Aš tai... Jisai 10 metų jaunesnis. Aš tai mes jau aptariam, kad aš liksiu vienas. Ir jisai man jau net yra pažadėjęs, kad jisai bus tik vienas. Ne. Vienas našlys ir visą laiką. Mindaugai. Sakau, tau tas jau nerūpės. Jis sako, man rūpės ir tada nerūpės. O kartais jisai man, žinot, ką sako? Sako, tavo stipresni genai, pas tave daugiau ilgamžių šeimoje, tai tu taip nesitikė, kad tu išeisi pirma. Bet aš norėčiau išeiti pirma. O, galim šitų klausimų ir užbaigti. Koks finansų valdymo būdas poroje tau labiausiai priimtinas? Nori šventės, Mindaugai, šiandien? Ar nori? Nori. Fainiausia yra tada, kai tu tvarkai viską, kai tu už viską atsakingas, kai tu reguliuoji, kiek man paskirti, kiek ne šitas. Tai taip ir yra. Tai ačiū Dievui, kad mes sutampam. Tai va, tai toks buvo šiandien mūsų podcastas, žaismingas. Parašykit, ar smagu buvo. Galim imti kokias nors jautresnius klausimus, piktesnius klausimus. Mes tiesiog kažkaip prieš šventes nenorim jūsų apkraut temam apie konfliktus ar kažkokiom dar sunkesnėm temam. Tai va, tai šį kartą pabandėm tokius. Aš apie tai praktiškai viską žinojau. Tai va, aš apie tai irgi viską žinojau. Gal jums buvo kažkas įdomus. Gerai, atsisveikinam šiandien. Ačiū, kad buvot kartu ir ate. Ate.